Sveiki, esu Renaldas Galdikas, duomenų centro DataIn vadovas ir noriu Jums pristatyti vieną moderniausių duomenų centrų Baltijos šalyse su Tier 3 sertifikatu. Duomenų centras šaldomas Münterio Eizis Natural Free Cooling, kurie vėsinimui naudoja lauko oro temperatūrą. Čia matome dizelinius generatorius, kurio kiekvieno galia yra 530 kW ir net vienam iš jų sustojus ir esant aptarnaujamam, kiti du pilnai gali rezervuoti duomenų centro darbą daugiau nei 12 valandų. Į duomenų centrą atsivežę įrangą jūs ją galite patogiai išsikrauti. O šioje patalpoje ruošiamas ir saugojamas vanduo, skirtas duomenų centro šaldymo ir drėkinimo reikmėms. Tai yra techninis koridorius, per kurį atvėsintas oras paduodamas į duomenų centrą per priešgaisrinius vožtuvus. Taip pat šitam techniniam koridoriuje yra sumontuotos drėkinimo, dujinio gesinimo ir avarinio aušinimo sistemos. Kaip matote, jos yra dubliuotos. Norėdami patekti į duomenų centro serverių patalpą, turime nuskanuoti pirštą. Serverių patalpoje yra sumontuotos 52 unitų 1,20 m gylio kompiuterinės spintos, kurių kiekvieną galima užmaitinti nuo 2 nepriklausomų elektros maitinimo šakų. Šios kopėtėlės skirtos ryšiams, matote dujinio gesinimo, temperatūrinio stebėjimo, drėgmės stebėjimo daviklius, na ir kitas sistemas, kurios reikalingos nepertraukiamam duomenų centro darbui. Tai yra karštoji zona. Šiluma, atiduodama iš serverių, patenka į ją, kyla į viršų ir atiduodama į šaldymo įrenginius, kurie yra lauke. Kiekviena iš elektros maitinimo šakų turi savo nepriklausomą rezervinį maitinimo šaltinį – UPSą, kurio kiekvieno galia yra 400 kW. Taip kad aptarnaujant ar išjungus vieną iš jų, kitas gali pilnai rezervuoti visų serverių duomenų centre darbą. Vienos iš elektros maitinimo šakų automatinio rezervinio įjungimo skydas. Dingus elektros maitinimui, paleidžia dizelius ir persijungia darbui nuo jų. Kiekvienas nepriklausomas maitinimo šaltinis turi savo baterijas, kurios yra paskaičiuotos taip, kad pilną 400 kW galią gali rezervuoti daugiau nei 10 minučių. Šiame etape yra numatyta išnaudoti 400 kW IT galią. Tačiau duomenų centras turi didelės erdvės plėstis.